Sveiki. Šiandien parodysime, kaip sujungti LED dėmeriuojamą nuotolinį valdiklį. Kad turėdami klavišą nuotolinį galėtume įjungti LED juostelę ir ją paryškinti arba išjungti. Šiame klaviše yra baterija, kadangi jis yra autonominis. Nemažos talpos baterija, laikytų apie metus daugiau laiko, manau. Klavišas yra tvirtinamas arba į dėžutę, arba jisai klijuojamas ant sienos. Jis yra gerų dizainų, gražaus. Taip. Pirmiausia, turim nustatyti, surišti klavišą prie valdiklio. Valdiklį reikia, pirmas žingsnis, tai nunulinti. Ištrinti, ar jis buvo gamyklų nustatytas, ar ką. Tai nunulinimas vyksta, reiškiasi įjungiam learn knapkę ir laikom, kol šaltinis mirktels 2 kartus. Taip, čia jau nunulinome ir dabar surišame. O surišimas vyksta, tai ant valdiklio paspaudžiam 2 kartus learn knapkę ir tada ant klavišo nulio 2 kartus knapkę. Vieną kartą mirktelna, reiškiasi viskas gerai. Nu ir patikrinam, kaip veikia. Laikom. Iškėja. Mažėja. Taip, ir visai galime išjungti. Įjungti. Šitos nustatymus atsimins. Valdiklis, jį galima atjungti maitinimą ir jau galima jį instaliuoti. Tai tiek.